Atminimo įamžinimą, puoselėjimą Lenkijoje, vadinamam Soldinė, nori papasakoti mums žinomas žmogus Valentas Senvaitis. Minime įspūdingą ir labai svarbią Lietuvai dieną, bet aš norėjau pakalbėti ne apie tai, ir aš buvau nustebintas, kad man dabar suteiktas žodis kalbėti. Aš norėčiau prisiminti kai kurios bandymus, pazonduoti, kas vis dėlto įvyko prieš 78 metus Soldinė. Ir aš esu 12 kartų buvęs Soldinė, biškį Božė, organizuodavau tam tikras išvykas tenai, dar reikia paminėti. Tai buvo vienas iš bandymų prieš kokį 5 metų pabandyti surasti tą vietą, kur tariamai galėjo būti pašautas dar įsigėmė Lietuvos Lituanika. Ir su tuometiniu biškį Božo Soldino tarybos pirmininku, buvusiu Lenkijos kariuomenės karininku, mes bandėme surasti tą lagerį, darbo stovyklą, kur galimas buvo lėktuvo pažeidimas, pašovimas. Mes negalėjome surasti tos darbo stovyklos jokių požymių. Bandymai buvo ieškoti pirmų atsikėlėlių Lenkų kolonizatorių tas vietas, kur iš Vokietijos vokiečiai atleido, buvo ištremti. Vaikščiojom gana ilgokai, gerą pusdienį. Ieškojo tas karininkas žmonių, kurie pirmi atsikėlė, kad galėtų rasti nieko, bet nieko panašaus. Ir nuo Berlinkos apie 20 km miestelį, ir dabar pamiršau jo pavadinimą, buvo rasti kapai, kur palaidoti Lenkų pirmieji belaisviai žuvę ar nužudyti vokiečių stovykloje. Ten keletas pavardžių, paminklas pastatytas tose kapinėse ir tai buvo tariama, kad štai čia buvo toje darbo stovykla. Toliau interesas buvo toksai. Šelnikas, Kudgamas randasi nuo Soldino miesto apie 7 km ir Rošlino miestelis, kur ten skrido, jie pasisukę lakūnai į pietus. Toks įdomus dalykas, nuo Soldino link Šelniko, Kudgamo yra toks pakilimas, toks ilgas šlaitas, apaugęs pušimis ir tenai keletą kilometrų nuo Soldino, kokie galbūt 4-5 kilometrai, yra įrengta, vienu žodžiu, zenitinės artilerijos lizdas. Mes tą lizdą nufotografavome, apžiūrėjome vienu žodžiu. Tai buvo tokių minčių, kad Lenkai aišku teigia, kad tai galėjo iš to lizdo būti apšaudytas lėktuvas, kadangi lakūnai jų pasuko skristi ieškodami galbūt meteorologinių sąlygų, bet tai jeigu kalbėti apie pamušimą. Dabar lizdas įrengtas kokio 20 metrų aukštyje nuo daubos, pušynė. Aišku, tada tas pušynas buvo visiškai kitoniškas negu dabar, aišku, dabar apaugę medžiai didesni. Nežinau, koks to miškas to laiko tai buvo. Žiedu išmūryta iš raudonų plytų toks brosveris, padarytas užvažiavimas iš vienos pusės, kad galėjo užvažiuoti mašinos, užvežti ten šaudmenis arba ginklus, arba kad tai galėjo būti, ne tų laikų, bet besibaigiančio karo užpuolus rytprūsius sovietų kariuomeniai, ir tada galėjo būti remtas, kad reikalingi archeologiniai tyrinėjimai. Tai štai toks mano pastebėjimas, čia joks nepranešimas, bet tokie pamastymai, kaip tai galėjo atrodyti, žodžiu, ką Lenkai masto, tie vietiniai karininkai, kad tie istoriniai faktai susiklosto tokie, kokie mes visi puikiai žinome, čia to labiau, kad susirinkę žmonės, kurie viską tai puikiai supranta. Visiems linkiu būti kietais.